Skaičius rodo Ames TV. Anglų kalboje daug idiomų yra surišti su maistu. Šios dienos idiomai bus apie sūrį. In English sūris yra cheese. Kai kažkas fotkina, dažnai žmonės sako cheese, reikia šypsotis, cheese. Lietuvių kalboje bent išeivijoje sakydavom sūris ir žmonės šypsosi, nes supranta tą vertimą. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakysiu he's the big cheese, tai jūs galvosit didelis sūris. Ką tai reiškia? Didelis sūris yra vipas. Vipas yra very important person. Tai yra toks su jumoru, kaip sakant, svarbus žmogus. Vipas, jeigu į lietuvių kalbą išverstume the big cheese, tai bus didelis bosas. O kitas įsireiškimas anglų kalboje yra cheesy. Tai gali sakyti, I went to a movie last night and the movie was cheesy. Or I read a book the other weekend and it was cheesy. Tai reiškia toks menkavertė komedija arba tokia kvaila šiek tiek. Bet kartais jos mums patinka ir mes jos toliau ir žiūrim ir skaitom, nes vis tiek yra šiek tiek, sakykime, humoro. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.